Tai aš sakau, nu kiek, gal metų 9 buvau, tai jau tie toinai buvo užtverti. Čia buvo irgi. Senių daryta. Tai jau dar, kaip sakė, ne tėvų, bet dar gal dėdų, kada daryta. Pastaruoju metu vis dažniau kalbant apie vilkų ūkininkams padaromus nuostolius, senas Musteikos kaimo dzūkas prisimena dar jo tėvų naudotą tvorą nuo vilkų apsiginti. Iki šių dienų specialios tvoros dzūkų vadinamos tujinais likęs tik fragmentas. Anot dzūko tokios tvoros reikėjo, nes gudrus vilkai nesugebėdavo įsibrauti į uždarytą tvartą. Paskasa, anksčiau tai nebuvo tų pamūrų, kaip mes vadinam, tų išbetonuotų. Padėta rastas, tai ant žemės ar kokia kur kulbin, tai atėjęs jisai. O ten girdi, kad valčia avys, tai jie jas ir patvarkydavo. Specialios tvoros kuolai būdavo 1,5–2 metrų ilgio. Juos įkasdavo į žemę iki 0,5 metro gylio, vienas greta kito. Viršuje tuos kuolus dar įskeldavo ir per įskilimus po kelis surišdavo, kad tvirčiau stovėtų. Vilkas po tokia tvora nesugebėdavo pasikasti ir palikdavo gyvulius ramybėje. Per tokią tvorą plėšrūnai nešokdavo, nors ir būtų sugebėję. Musteikos kaimo gyventojai, jie jau patys nėra darę tos tvoros, jie tik atsimena, kad buvo jau pastatyta nuo neatmenamų laikų. Kaip pasakojo, buvo ąžuolynas šiandien, kurį išpjovė, išvežė ir būtent ąžuolai ir buvo naudojami tai tvorai ir dėl to jinai labai buvo ilgaamžiška. Musteikoje išlikusią tvorą Dzūkijos nacionalinis parkas šią vasarą nusprendė atkurti. Tujinų tvora yra viena seniausių Musteikos kaime ir apskritai galima sakyti Dzūkijos nacionaliniam parke. Tokių daugiau nėra, niekur kitur, vien tik tais Musteikos kaime. Ir susirūpinom, jau paskutinė tvora, kuri buvo, jinai praktiškai yra jau visiškai suirus, tik tai fragmentai likę ir norint parodyti ir žmonėms, ir patiems įdomu. Tiesa, šalia drevininkystės muziejaus atstatyta tvora nuo vilkų nesaugos, ji bus skirta turistams. Reporteriai Viktorija Karsokaitė, Vidmantas Balkūnas, Varėnos rajonas, Musteikos kaimas.